Tu paimi į rankas kankles ir imi groti tik tada, kai tavo vidinė būsena leidžia tau prisiliest prie to instrumento. Turi nebėgt, nelėkt, turi visiškai nurimt, prieit ir pajust, kad tikrai nori grot, kad esi pasirengęs prisiliesti prie medžio ir įtemptų stygų, pažadinti garsą, susilieti su juo. Tuomet kankliavimas yra meditatyvus. Jo metu tu iš tikrųjų susitinki ir pabūni pats su savim. Aš tik tokios būsenos imu į rankas savo kankles. Tik įsivaizduokit, grįžta pavargęs ūkininkas iš laukų, atsisėda vienas, pasiima savo 5-stygės kankles kaip kūdikį, arba pasideda ant krūtinės ir groja. Tik neseniai supratau, kad tai yra meditacija. Kiti turi tam gongus, tibetietiškus dubenis, o kanklės mūsų lietuviškas senovinis meditacinis instrumentas. Kai vėliau atsirado daugiau stygų, kanklės buvo pradėtos naudoti kaip pasaulietinis instrumentas. Vestuvėms, krikštynoms, šventėms kaime. Dabar mums gana keistai atrodytų šokt visą naktį vestuvėse skambant kanklėms. Įsivaizduokit duetas – dambrelis ir kanklės. O iki armonikos atsiradimo Lietuvos kaimuose būtent taip ir švęsdavo. Teko girdėti, kad kai kas iki pat šiolei taip švenčia. Kanklių meistrai Skalmantas Barkauskas ir Jonas Chockevičius. Mano tikslas, kad jaunimas neštųsi su savimi kankles, kai eina prie laužo, važiuoja prie ežero ar į mišką. Kad ne gitarą pasimtų, o būtent kankles. Nes juk jomis galima groti ką tik nori. Ir akustinę gitarą imituoti, ir bandžą, galima ir rock'n'rollą grot, bet taip pat galima kankliuoti ir liaudiškai. Tai labai universalus instrumentas. Tik jis yra per siaurai suvokiamas. Tarsi juo galima groti tik kokiu nors vienu būdu. Kanklių meistras Jonas Chockevičius.